Sveiki, esu Evaldas Kubilius, ortopedas traumatologas. Šioje srityje dirbu 14 metų. Konsultuoju pacientus, kurie skundžiasi įvairiais skausmais, po traumų, lėtiniais skausmais, artroziniais pakitimais ir taip toliau. Pacientai, kurie nenori operuotis ar negali vartoti priešuždegiminių vaistų, dažnai nežino, ką daryti. Aš galiu pasiūlyti Sanakin terapiją, kuri yra natūrali priemonė nuo uždegimo. Ją galima injekuoti į sąnarius, į raumenis, į sausgyslės ir kitas vietas. Gaunama iš paciento kraujo centrifuguojant, paruošiant Sanakin būdu. Tai yra natūralus, saugus būdas. Pliusai yra tai, kad neįmanoma perdozuoti, galima kartoti kelis kartus. Taip pat žmonėm, kurie serga gretutinėmis ligomis ir negali operuotis, tai yra saugus būdas injekuoti šią Sanakin terapiją. Dažniausiai gydymas trunka kelias savaitės, tai yra nuo 2 iki 5 injekcijų, priklausomai koks būna efektas. Jeigu skundžiatės skausmais, sąnarių, raumenų, sausgyslių, ar lėtiniais, ar po traumos, prašau, kreipkitės į mane, pakonsultuosiu, paskirsiu gydymą ir išspręsiu jūsų problemas.